Sauliau, kviečiam į sceną, paplokim. Ilgai galvoja, bet sugalvoja. Sveiki. Aš esu Saulius ir malonu susipažinti taip ir man. Žinau žaidimo iki gydymos. Kodėl nori visi būti dronistais? Pakelkit rankas, kas esat sapnavę, kad skraidot. Daug rankų, daug. Tai, man atrodo, dar su laiku dar ir kiti pradėsit sapnuoti, bet žodžiu, tai yra universali patirtis, kurios žmogus trokšta, nes mes esam, kaip čia, veikimi Žemės gravitacijos ir mūsų svajonė yra skraidyti, kaip šitoj AI-aus vizualizacijoje. Aš lygiai taip pat norėjau patirti tą jausmą ir panašiu metu savo gyvenime pabandžiau 2 dalykus. Tai vienas yra kaitavimas, jėgos aitvarai. Tai aš su dideliu aitvaru, plaukdamas ant vandens, gaudau vėją ir jau kai visai gerai išmokau, aš pradėjau šokinėti į aukštį. Tai čia aš ore pašokęs nuo vandens su aitvaru. Ir dar viena patirtis, dėl kurios čia ir atėjau papasakot, tai yra dronai. Tai šitas filmukas geras pavyzdys, iliustracija to, kaip aš jaučiuosi pilotuodamas droną. Tai aš čia dirbu tiesioginės transliacijos metu Klaipėdoje jūros šventėje ir dirbu nuo dangoraižio, visas miestas man po rankomis ir aš per minutę galiu atsirasti bet kur tik reikia vaizdo transliacijai. Tai tas toks laisvės jausmas man yra nerealus, tikrai panašus tą, ką aš sapnuose matau. Ir tai yra dronai su pultais, kuriuos mes galim pilotuoti, yra jau autonominiai, kaip aš ką tik parodžiau, ir yra dronai, su kuriais mes skraidom po vidų, po erdvės visai drąsiai, nes užsidedam tokius specialius akinius. Čia aš pilotuoju droną. Ir tie akiniai padeda matyti tai, ką mato dronas. Aš galiu visiškai įsijausti tai, ką mato dronas. Ne per ekranėlį žiūrėti telefono ar panašiai, bet matyti plačių laukų ir labai jausti, ką dronas jaučia irgi galbūt. Tai pabandęs šitos 2 dalykus, dar pabandžiau jau ir sklandimo pilotavimą. Ir tai irgi faina patirtis, bet tai kainuoja ganėtinai daug laiko, pinigų, tai galima daryti tik tais šiltuoju metų laiku. Tai todėl aš nors ir norėčiau pasigirti, kad aš esu pilotas, kol kas galiu pasakyti tik tais tai, kad aš esu drono pilotas. Bet tom ir didžiuojuosi, tikrai labai daug ką galima nuveikti su dronais. Kaip manot, kuom panašus? Pasakykit, kuom panašus šitie 2 objektai? Taip, turi labai daug funkcijų. Atrodo vienas tas pats įrankis, bet su juo galima labai daug ką nuveikti. Tai apie pirmą aš jau paminėjau, tai yra filmavimas. Aš pats užsiimu profesionaliai filmavimu su dronais jau 8 metus. Filmuoju su tais po kaire, po dešinė čia jau atskiras kalibras, yra kas Lietuvoje tuo užsiima, bet man labiau patinka būti tuo tokiu mobiliu ir galinčiu po erdvės skraidyti, kaip ir ką tik matėt. Tai su drono kameromis galima filmuoti, bet su drono kameromis dar taip pat galima ir lenktyniauti. Vyksta čempionatai, rimti, dideli, pasauliniai, Lietuvoje irgi vyksta, kur neįtikėtinų greičių yra valdomas dronas, iki tiek greitai, kad net tu nespėjai galvoti, ką tu darai. Tai yra tiesiog jau instinktyviai, tarkim, kaip mes griūvam, mes instinktyviai jau dedam koją, taip pat ir čia. Viskas taip greit vyksta, visas valdymas, kad tu matai, kad net jau pasukius, bet tu jau suki. Žodžiu, labai didelės reakcijos reikalaujantis dalykas. Bet galima ir žmogų pasadinti droną. Aišku, šito dronų kūrėjai nenori vadintis dronais, bet jeigu tai atrodo kaip dronas ir skrenda kaip dronas, man tai yra dronas. Aišku, tai yra ganėtinai nesaugu, palyginus, nors ir daug tų saugumo yra sistemų,
Bet smagus dalykas ir aš tikiuosi ateityje tai pabandyti, galbūt kaip ir transporto priemonė, vis daugiau atsiranda daugiau sprendimų, tiek kiek drono su propeleriais, tiek reaktyviniais varikliais. Dar su kamerom galima matyti ne tik tais kažkokią tai vieną kryptį, bet galima ir matyti visą erdvę, visą sferą. Tai yra praeitais metais pristatytas dronas, kuris mato į visas pusės. Tai aš galiu užsidėti virtualios realybės akinius ir negi jau po nufilmavimo žvalgytis visur aplinkui, kur tik buvo dronas. Čia galima ir realiu laiku žiūrėti, pakėlus, kur tu esi, bet galima nufilmuoti ir po nufilmavimo žvalgytis aplinkui. Kitokios kameros, tai viena iš jų yra termovizoriai. Tai dažnai naudojama paieškoms, pavyzdžiui, gyvūnai pasiklysta arba žmonių paieškoms. Su termovizoriais galima matyti, kur yra temperatūra šiltesnė aplinkoje ir tada jau galima su normalia kamera priartinti ir matyti rastą gyvūną ar kitą objektą ieškomą. Kitas matymo, kaip čia, mechanizmas, tai yra lazeriai. Šitas droniukas, kurį aš ką tik parodžiau, jisai turi ir kamerą, bet jis turi ir lazerinę kamerą. Tai jisai projektuoja tokius mažyčius taškiukus, kaip čia, kurių mes plika akim nematom, bet jam tai padeda orientuotis erdvėj, matuoti atstumą ir panašiai. Lazeriai dar yra naudojami ir atkurti, skaitmenizuoti erdvės, tarkim. Mes norim skaitmenizuoti šitą erdvę, tarkim. Tai mes galim pasimti specialų aparatą, kuris turi lidaro lazerius ir apeiti ir skaitmenizuoti visą tą erdvę, nes dėka tų lazerių galima parodyti kamerai, koks yra gylis. Dar prie dronų yra kabinami ir garsiniai signalai, šitie garsiakalbiai. Tai jie yra naudojami daugiausiai informuoti žmonės apie evakuacijos galbūt kažkokį tai planą arba kur judėti jiems. Bet vienas iš tokių juokingesnių pavyzdžių, kuriuos aš mačiau, kaip tai galima naudoti, tai yra ganyti avis. Įrašytas šuns lojimo garsas ir dronas tiesiog skrisdamas gali ganyti avis. Aišku, nors čia yra labiau kaip bairis, bet prieš porą mėnesių atsirado reali sistema su dirbtiniu intelektu, kur dronas vienas gali nuspaudus programėlę, kur aš noriu, kad suvaryti tas avis, dronas pats autonomiškai pakyla ir nugainioja sistemiškai avis į tą gardą, kurį norime. Dar su dronais galima, jau kalbant apie ūkį, ir tręšti. Šiaip įprastai tai yra daroma su traktoriais, važinėjant per visą plotą, bet dronai tai daro gerokai efektyviau, nes jie patys gali atpažinti erdves, vietas, kur, tarkim, mažiau auga augalas. Tai tenais jisai nuskris ir daugiau papurkš. Taip pat irgi vadovaujasi ir lazeriniu matymu. Su dronais galima valyti, plauti pastatus, plauti langus. Aš dar Lietuvoje nelabai mačiau šitos paslaugos, tai idėja jums, jeigu sugalvosit. Nes labai yra sudėtinga pasiekti tokias vietas, yra rizikinga žmonių gyvybei. Ir tai gerokai ilgiau užtruktų, jeigu žmogus tai darytų. Tai ir langus, ir pastatus. Ir panaši sistema gali būti naudojama ir gaisro gesinimui. Tai prie pačio drono, kaip ir praeitų atveju, yra prijungiama šlanga, galbūt elektros srovė, kad nereiktų baterijos naudoti, ir galima gesinti gaisrus. Tai yra irgi gyvybės gelbėjantis sprendimas, nes ugniagesiam nereikia lipti į pavojingą degantį pastatą. Tai jie gali tiksliai nuskristi ten, kur mato, kad yra gaisro šaltinis ir paduoti tiesiai ten srovę, kad užgesinti tą židinį. Siuntiniai. Vis dažnai pakalbama, kad dronai čia pristatys daiktus, bet kažkaip pas mūsų jų neatsiranda. Galbūt dėl to, kad nėra tokio didelio poreikio, nes pavyzdžiui Afrikoje, ypač Ruandoje ar Ganoj, tenais yra labai prasti keliai. Ir tenais nukeliauti ligoniui arba kažkokius vaistus nugabenti yra labai ilgai trunkantis procesas. Tai jie jau netgi nuo 2016 metų išvystė dronų sistemas, kurios padeda gelbėti gyvybės, nugabenant ar tai organus, ar vaistus ir kitus medikamentus
ten, kur labiausiai jų reikia tuo metu. Siuntiniams dar naudojama ir maistui pristatyti, jau Kinijoje veikia šitas sprendimas, tai tu užsisakai programėlėje kaip Bolte ar Volte, ko tu nori, ir yra toks kaip paštomatas arba maistomatas, į kurį autonomiškai yra iš vietos atskraidinamas tavo maistas būtent į tą, kaip čia, maistomatą. Ir tu tiesiog iš jo išsiimi iš universalios dėžutės ir tą universalią dėžutę tiesiog priduodi kaip depozitą atgal, pasiimdamas tai, ką tu užsisakei. Tai aš manau, šitokie sprendimai galbūt ir pasirodys ateityje, nes tai užtruks gerokai trumpiau, kurjeris nereiks kurjerio niekur ieškoti, tiesiog yra nustatyta vieta, kur tu ateini ir tiesiog pasiimi iš to maistomato. Ir turbūt esat matę, girdėję per televizorių, kaip yra gynyboje naudojami dronai. Tai įsivaizduokit, mažas droniukas už kelius šimtus eurų su amunicija jisai gali neutralizuoti 10 milijonų kainuojantį droną. Tai dėl to dronai taip išpopuliarėjo, nes jų kaina maža. Žmonių gyvybėm mažiau reikia rizikuoti, nes tu nuo per toli gali tą valdymą atlikti. Ir dar toksai iš įdomesnių dronų panaudojimų yra dronų šou. Irgi turbūt matėt, girdėjot. Tai spėkit, kiek yra dabar pasaulinis rekordas vienu metu pakilusių dronų, kad suformuoti va tokias šviesos skulptūras. Spėkit. O Jėzu, 5 milijonai. Ne, žinokit. Tai ne, 16 tūkstančių, bet tai irgi tai yra labai daug. Įsivaizduokit, kiekvienas po jūsų turėtumėt po 150 dronų, jeigu čia jūsų 100. Tai po 150, po 160 dronų kiekvienas turėtumėt. Nesuvokiamas skaičius ir tie dronai valdomi viena sistema. Tai nėra, kad 16 tūkstančių žmonių susirenka ir jie visi valdo ir formuoja tą šviesą. Tai yra tiesiog sistema, kur apjungia labai daug dronų. Yra internete feikinių daug video, kur tenais, nežinau, 100 tūkstančių dronų, bet tai nėra tikra. Iš tikrųjų yra 16 tūkstančių ir viską kita, kas dabar daugiau, ką dabar matot internete, yra AI slopas. Ir kaip čia, greta dronų šou atsirado nesnai ir pirotechnika, kur dronai ne tik tai šviečia, bet jie gali ir, kaip čia, ugnies tokį efektą duoti su pirotechnika. Sproginėjimus, šviesas ir panašiai. Dronai dar gali būti kaip veikėjai. Čia yra vienas iš lietuvių kurtų filmų. Režisierė yra scenarijaus autorė lietuvė ir drono pilotas lietuvis. O dronas čia buvo naudojamas šitam veikėjui. Tai buvo toksai kaip avataras. Viskas prasidėjo nuo paprasčiausio drono, FPV drono, jam buvo sukurta forma, testavo, formavo ir sulipdė personažą, kuris realiai filme skraidė. O kaip reaguotumėt, jeigu jūsų Kaip jūsų draugai reaguotų, jeigu pamatytų skraidančią žoliapjovę? Išsigąstų? Aš tai juoktis pradėčiau. Tai antiek yra skirtingų panaudojimo būdų dronų ir skraidančių šiaip objektų, kad čia tiesiog fantazijos reikalas, galim prisigalvoti. Yra kas padarė negi skraidančią raganą ant šluotos. Aišku, tai irgi labai išlengvinta konstrukcija, bet o tokio jau aš išsigaščiau. Naktį ypač tokios Filmuot pradėtum? Ok. Aš ir išsigaščiau ir filmuot pradėčiau. Tai va, aš kaip pilotuoju droną ir filmuoju kažką, man kas nors prieina visada ir užduoda kažkokių tai klausimų. Tai dažniausiai būna, o tai kiek trauktas ryšys čia pas tavęs? Tai kadangi čia ryšių reguliavimo tarnyba nereguliuoja, organizuoja šitą renginį, tai užsiminsiu lengvai. Tai dronai, kadangi jie, FPV dronai, kadangi jie yra labai žvitrus ir labai greiti, tai jiem yra aktualu ne atstumas, o kiek greitai jis gali sureaguoti į tavo paspaudimus kažkokius. O pavyzdžiui, kaip rodžiau dronų lenktynės, tai ten viskas milisekundėm vyksta. Tai ten labai svarbu tas
kiek įmanomas mažas vaizdo vėlavimas. Yra tų sistemų įvairių, bet, žodžiu, plius minus iki kilometro. Aš pats filmuoju su dronais, kurie apie 10 km traukia į atstumą. Kariai yra naudojama dronai su šviesolaidžio ryte, tai tiesiog realiai laiduku prasitęsia visas skrydžis ir skrendama ten, kur reikia, nes kariai yra naudojamos ryšio slopinimo technologijos, todėl veikia tik tai laidinės technologijos. Aišku, yra ekologinė katastrofa, kad tų pilna dabar laidų tenais primėtyta Ukrainoje, bet yra kaip yra. Ir aišku, su 4G modemu, tai kur yra mobilus ryšys, ten dronas ir gali nuskristi. Svarbu paminėti, kad legaliai galima skristi tik tai tiek, kiek mes matom akimis savo matymo regione. Tai Sauliau, pripasakoju čia dabar įdomybių, kaip čia su tais dronais galima visko daryti, tai nuo ko man galima pradėti. Tai jūsų bilietas į tą kitą dimensiją yra pultas. Kodėl pultas? Jie nebrangus, nuo 50 eurų galima ir dar pigiau rasti, bet kas svarbiausia, kad pultą galima prisijungti prie simuliacinių sistemų kompiuteryje. Kodėl patariu pradėti nuo kompiuterio simulacijos, nes droną galima greitai sudaužyti. Ir autonominių dronų, kaip šitas, man jau net nereikėjo pilotuoti, jisai pats išvengė kliūčių ir nuskrido kur reikia, bet kiek įdomu bus tokius skraidyti, norėsis greičio ir panašiai. Tai dėl to aš irgi pats pradėjau su FPV dronais, prisijungiau prie simuliatoriaus ir įsirašiau. Čia keli variantai, jų yra daug. Kas esat žaidę Minecraftą? O tikėjaus daugiau rankų, bet daug visai. Pakilo visgi, okei, daug. Tai ir žinot, kad FPV dronais galima skraidyti ir Minecraft'e. Tai va, lygiai taip pat su pultu, kurį nusipirksit arba pasiskolinsit arba išsinuomosit, galite pažaisti Minecraft'e paskraidyti. Kitas, dar vienas netikėtas simuliatorius, tai yra Google Earth. Tai yra nemokama programa, kuris įrašo į kompiuterį ir galima skristi pasirinktą mieste. Va, čia aš, pavyzdžiui, įsijungiau skrydį Vilniuje. Čia biškai sugreitinau, bet va, aš tiesiog galiu apskristi ten, kur noriu. Tai jūs galite to pačiu ir paturistauti, nežinau, į Paryžių, nuskristi į Ameriką, į New Yorką. Kaip sakot? Nu, tai kur nuskrisi, ten nuskrisi, nereikia žinot kur. Tu visą pasaulį gali apkeliauti. Pasaulis neturi ribų. Tai kai jau išmoksit pilotuoti, jau norėsit pabandyti, jeigu namie nenorėsit išdaužyti visko, eksperimentuojant arba lauke nebus tinkamų sąlygų, nemokamai atsirado Vilniuje paskraidimui erdvė. Tikiuosi ir kitose miestuose atsiras, nes paklausa tikrai kyla, auga. Tai turėkite omeny, kad kai išmoksit su simuliatorium, bandytis galėsit specialioj erdvėj saugiai. Tai ačiū už dėmesį. Tiek žinių, tikiuosi įkvėpiau pasinaudoti dronais.